Labą dieną visiems. Susitikom šiandien su Roberta. Man jis pasirodė irgi labai įdomus žmogus. Jis vis ten Facebook'e pas save tyrinėjo visokius dalykus ir šiandien aš susitikau su juo, kad paklausti giliau apie tai, ką jis mokosi, ką jis ten sužinojo, kokių įdomių dalykų. Tai va, tai pradžiai aš norėčiau paklausti porą žodžių apie save, kaip atrodo tas jūsų dvasinis kelias, dvasinis gyvenimas, ar nedvasinis gyvenimas. Na, kaip yra. Pirmiausia, nelaikau savęs kažkokį tai mokytojų ar vedlių. Kiekvienas iš mūsų esame daugmaž didesnis arba mažesnis švyturys, kuris šviečia daugiau arba mažiau pagal savo išsivystymo lygį ir pagal pririnktą informaciją. Jeigu informacija jinai tikra ir kuo giliau iškasta, kuo giliau to jinai turi didesnį energetiką savyje, tai žmonės jaučia tai per kalbą, per raštą. Tiesiog ta informacija kiekviena turi savo kažkokį tai porciją energijos. Ir tiesiog aš galbūt tik tai tas žmogus esu, kuris išnešioja tą informaciją, kuri man asmeniškai dabar jau pradėjo tiesiog ant kelių dėtis, klotis viskas. Kažkada tai patraukus už siūlo galą, aš dabar jau švinioju ne vieną kamuoliuką siūlo, galima taip pasakyti, palyginimą. Tai nelaikau savęs kažkokį mokytojų, nors ten prašo, kad ten pamokyti ar ten kažką tai dar daryti. Kiekvienas žmogus turi savo kelią asmeniškai ir kiekvienas žmogaus kelias į tobulėjimą yra skirtingas. Tikslas yra panašus, bet kelias yra skirtingas. Mes gimėm skirtingose šeimose, faktiškai galima sakyti skirtingose lygiuose ar kastose, turim savo asmeninę funkciją, asmeninę savo paskirtį ir mes einame. Jeigu mes nesilaikome to, ką mes gavome, ką mums likimas padovanojo, mums kerta iš šalies ir tai vadinasi karma. Jeigu mes paimam, kas ne savo yra, ne mūsų, mes irgi gaunam per nugarą ir mes tai vadinam irgi karma. Reiškia, kada mums yra duota kas nors, mes turime paimti ir tai naudoti. Jeigu žmogus gavo kažkokius žinius, tai pasidalina su kitais ir renka toliau nesustodamas. Todėl kai kuriems škeriajams arba astrologams arba dar kitiems žmonėms, kurie mokinasi kažkas tokio kaip ezoterika, tai jie negali sustoti vietoje, nes paskiau juos pradeda iš šalies daužyti iš tikrųjų dėl to, kad jie sustoja. Negalima. Faktiškai, jeigu šoka ant to kelio, turi eiti nesustodamas. Arba atsiras jėgos, kurios jumis suvalgys. Tai va tiek bendrai. Tai va iš to, ką papasakojot, klausimas yra apie karmą. Visą laiką man tas įdomu buvo. Tarkim, yra tokia karma, kad jeigu aš pavogiau kažką, tai iš manęs irgi ta karma irgi atima to, ką aš neturėjau turėti. Ir aš pavogiau iš to žmogaus, tai ar tas žmogus irgi buvo karma savo pažeidęs, kad aš iš jo pavogiau? Trečias tas. Gali būt, nes panašiai užsipildo įstatymas, tas, kai kur dar vadinama trečia visata, jinai veikia antrąją visatą ir kada žmonės neina savo keliu arba nei savo rogės iššokia, atsisėdi nei savo kėdę, jos pradeda lupti ir kuo jie daugiau priešinasi, tuo daugiau jos stumia iš ten. Jeigu žmogus paėmė ne savo, aišku, jisai kitokiu būdu praras kažką tai tokio. Laiko bėgant gali būti už minutės, už valandos, gali būti už savaitės, bet jisai praras visą tai. Bet tas trečias žmogus, kuom jis pridėtas prie mūsų tos karmos? Jis prieš tai irgi kažką tai padarė. Čia faktiškai gaunasi toks kai uždaras ratas, iš dalies. Ir tam žmogui... Kaip domino krenta ir tada mes vienas nuo kito įmam. Panašiai taip. Nes jam yra pamoka dėl kažko tai. Būna, žmogus kažką tai praranda dėl žioplumo, dėl pasitikėjimo. Būna visai nekaltai, bet faktiškai viskas yra sudėliota, labai gražiai sudėliota. Ir kai kada, jeigu imant vagis arba kriminalas arba netgi žudikus, tai faktiškai, kai kada jie atlieka netgi tos trečios visatos įrankio vaidmenį, kurio pagalba kažkoks žmogus yra skalpuojamas to žmogaus rankomis. Tai kai kada žudikas gali būti nebūtinai kriminalas, jis kai kada gali būti kaip tik tas, kuris išrauna kokią piktžolę, kad ta piktžolė neužkrėstų visos lysvės kažkokių tai augalų, panašiai su žmonėm. O tam žudikui tada karma neveikia taip čia? Kuriam? Kuris ištraukia šitą piktžolį, nes... Taip, jis gali būti, kad tuo būdu jisai nukerta kažkokį tai savo juodą liniją, kažką tai ištaiso arba atperka. Gali būti taip.
jeigu jis atlieka būtent tą funkciją, nes žmonės, kariai, pavyzdžiui, visos kariai, jie yra įvairiausių krypčių, pavyzdžiui, vieni, nebūtinai čia apie karą eina kalba iš vis, bet vieni gali tik tai meno dirbinius kažkokius daryti ir pardavinėti, ir tie meno dirbiniai turi savyje energiją, kiti gali fotografuoti gamtą ir tose nuotraukose atspindės kažkokią energiją, kuri užkretinės kitus žmonės. O dar treti gali imtis dar kažkokių veiksmų, kai kada iš šono žiūrint nesutampačių su logika arba sunkiai paaiškinamų dalykų ir daryti tokiu būdu padėti kitiems žmonėms. Tai jeigu tas žmogus padaro kažką tai iš vienos pusės kažką tai blogo, blogio, kai gėrio iš vis nėra, faktiškai taip galima žiūrėti, tai reikia pažiūrėti, ką jisai padarė prieš ką, kam. Nes mes, pavyzdžiui, nežinom, spauda parašė, kad ten kažkoks tai vyras nužudė kažkokią tai moterį ar merginą, bet jeigu pasigilinus, pavyzdžiui, tos merginos gyvenimą, gal ta mergina tuo metu kažką tai buvo blogo padariusi, arba ketina padaryti, arba ten, pavyzdžiui, darė 1 ar 2 ar 3 abortus, pavyzdžiui, atėmė gyvybę, skaitusi, ir ją pašalina iš žaidimo, savotiškai išima, nes jinai nereikalinga. Jai duoda šansą pasitaisyti, ir, pavyzdžiui, būna žmonės mato giltinę ligoniai, bando tą giltinę atriboti nuo to žmogaus, kad nepasimtų, ir tie pasako, nelysk, mes jau davėm ant galimybių tam žmogui pasitaisyti, jisai nesuprato ir jį patraukė. Tarsime, tada suveikia įrankis toksai kosminis dėsnis, kada faktiškai žmogus gali žūti autoįvykė, gali netyčinis kažkoks tai pastumimas būti, paslėdimas, bet kokiamis sąlygomis, vienu žodžiu, jisai patraukiamas. Jeigu būtent jau tas nukerpamas gyvybės siūlas nuo žmogaus, faktiškai ten mėnesio laikas, reikalas mėnesio ir per tą mėnesį kažkas tai vyks taip, kad šito vietoje jau neišvengs tas žmogus to dalyko. Tarsime, bet kuriuo atveju bus surastas įrankis ir jisai bus patrauktas iš gyvenimo ir vėl grąžintas atgal. Aišku, tai kaip tik tada klausimas, kas yra tas žmogus ir ten kas per siūlą nukirpama, nes gal žiūrovai, kurie pirmą kartą šis tokį video mato, tai kad jiem paaiškinti. Gyvybės siūlas yra, iš vis žmogus yra, galima sakyti taip, žmogus kūnas yra kaip avataras. Faktiškai mes esam kaip avatarai, o mūsų siela kaip pilotas. Mūsų tas valdymo centras arba, jeigu paimti, pabandysiu su palyginimais kalbėti, kad galima būtų suprasti. Mūsų sielas, mūsų pilotas yra šiek tiek kitoje vietoje ir kitame dažnyje. Ir mes panašiai kaip filmo avatarė, panašiai mes valdome tik tai patį kūną, tai yra tik tai kaip ir pirštinės faktiškai davė mums tą kūną, mes kurį laiką naudojamės, tol kol jisai nesusinešioja. Ir jau kaip eina tas susinešiojimas į pabaigą, mūsų žaidimas baigėsi, mūsų misija pasibaigė anksčiau ar vėliau ir mes grįžtam atgal. Faktiškai mūsų siela arba sielos dalis, tas pirmasis aš, yra, galima pasakyti, kaip didelė gniūžtė sniego. Ir kada mums dideda į kūną, fizinį kūną, tas puodelis dažnai būna per mažas. Ir kada tas didelė sniego gniūžtė dedasi, daleiskim, į puodelį, didelė dalis lieka to viso, tai išsinešioja, tai gali dalis kažkur į gyvūną įeiti, gali į kitą žmogų kažkur tai nušokti, gali net į augalą. Todėl mes, faktiškai, gerai pasikapšius, mes turime patirties iš praeito gyvenimų ir buvę kažkada tai augalais, buvę kažkokiais gyvūnais ir žmonėmis N kartų nepriklausomai nuo lyties. Ir, aišku, rolės skirtingos. Tiesiog ten yra dar tokios praktikos, kaip sueiti su savo pirmoji aš, kaip susitikti, bus daug įdomiau, ten potyrių, aišku, tai gerokai pranoksis spalvos ir pojūčiai ten už telefonus, ką žmonės mato telefonuose, vartydami dabar visi sėdė juose, sulindę, tai ten N kartų spalvingiau, jausmai žymiai malonesni, tik tai išmokti iš avataro iššokti arba būtent naudoti tą avatarą. Kaip tas praktikos vadinamas? Tai čia faktiškai
galima sakyti, kažkoks dvasinis tobulėjimas ir laiko atėjus žmonės arba pradeda matyti vidumi, arba nuojautą, arba tiesiog gali keliauti sapnuose, arba tiesiog astralinės kelionės gali būti. Ir tada potyrių daugiau patirs ir supras daugiau apie save, nes čia dabar tas kūnas, tai paškai grubiai kalbant, tai kaip rankos 5 pirštai, tai mūsų kūnas yra vienas, tai yra viena galimybė, tas vienas kambarys mūsų viso to namo, o yra dar paskiau ten fizinis, tai yra eterinis kūnas, kur jausmai yra. Per čakras tas, kuris eina, ja? 7 kūnai ten. Gal biškai ne. Tiesiog ten kiti dažniai. Galbūt aš tiksliai iki galo išdėstyti negaliu, nes iš tikrųjų susidūręs su kelioms skirtingoms rytim ir jos kalba panašiai apie vieną tą patį, bet visi turbūt kažkiek tai skiriasi vienas nuo kito. Iš tikrųjų, čia reikėtų pačiam patirti visą tai. Tiesiog pamatyti, patirti, bet realiai. Kaip iš pasakojimų sunku perduoti ir pojūtį, sunku perduoti ir vaizdus, ką galima pamatyti, nes tai nepaaiškinama, tai yra daugiau negu 3D. Faktiškai reikia tiesiog tobulėti, turėti tikslą ir žmogus ateis laikas jam pasieks. Reikia neišmokti tai iš knygų, o patirti pačią, tada bus aišku, kas tai. Jo, nes iš knygų galite tik tai perskaityti kitų žmonių praktiką ir kiti žmonės pasiekė tai savo jėgų pastangų dėka, bet ten aplinka buvo kitokia ir tų žmonių tėvai buvo kitokie, jų ateimas, jų šaknis kitokios, tai dar, pavyzdžiui, astralinės kelionės arba sugebėjimai visokie yra irgi priklauso nuo to, kas žmogus, iš kur jis atėjo, kas buvo anksčiau prieš tai, kokių patyrimų jis turi, gali savyje neturėti, kaip lyginant su kompiuteriu, tokių driverių, kurie gali išnešti greitai, gali įsikankintis visą gyvenimą, sėdėti lotuso pozą ir jam nieko nepavyks. Tiesiog jis gavo savo misiją, jis priklauso tam, dominuoja tam tikrą čakrą pas jį ir pagal tą čakrą jisai turi nugyventi tą gyvenimą, gali šiek tiek pereiti, jeigu sugebės iš antros naudotojo žmogaus žemėje į 3 ar 4, kur prasideda kūrimas, kūrėjas kažką tai pradės kurti. Bet geriausia mokintis savaime, šiek tiek pasitelkus teoriją, bet praktika yra pats svarbiausias dalykas, nes pats esminis dalykas yra žmonių, nesvarbu, ką daryti, reikia daryti. Ta prasme, kapanotis, pliuškenotis kaip vandenį ir jūs priplauksit savo krantą. Ateis laikas, kada jūs vėjas pagaus ir nuneš ten, kur jūs turit būti. O kada žmonės nieko nedaro, tik tai skaito, tai galima prisiskaityti, galima 3 bibliotekas pereiti, bet naudos jokios nebus. Esmė yra praktika. Ar jums pavyko iki savo kranto patekti? Galima pasakyti, kad galbūt aš jau pajudėjau iš tos savo mažo uosto, iš mažiuko upelio išplaukiau į didesnį upę ir dabar faktiškai jau plaukiu. Nežinau, pasroviui ar nepasroviui, bet faktiškai ten, kiek suprantu, tą visą, kad pasiekti galutinį tikslą, reikia pereiti labai daug dalykų, reikia patirti gyvenime, pereiti viską. Faktiškai ir juodą, ir baltą, kad suprasti, surinkti patirtį. Ir ta patirtis, jinai reikalinga kaip kažkokie atsispyrimo taškai, kad nušokti toliau arba aukščiau. Tai aš manau, kad jau įlipau į tą jūrą, tą naują pažinimo jūrą ir stoviu iki kauliukų įbridęs. Aš manau taip. Ir akumuliatorių aš pakeisiu, aš žiūriu. Tai gerai, tarkim, čia yra mūsų avataras, tai kas yra ten aukščiau, kas tas, kuris valdo tą avatarą, čia yra kažkokia būtybė, čia yra siela, čia Dievas. Kas yra tas žmogus? Iš potyrio... Ar jūsų valdytojas, kuom skiriasi jūsų valdytojas, jūsų avatarą, nuo mano valdytojo, kuris valdo mano avatarą? Pirmiausia, tai žemėje ne visi yra žmonės, nors ir atrodo kaip žmonės. Net papuola tokių įvykių, kai kada pažįstami sako, va štai per televizorių rodo ten žmogų, jisai iš tikrųjų ne žmogus. Nors atrodo kaip žmogus. Tai pirmiausia, mes atėję iš skirtingų vietų, turime skirtingą šaknis. Ne visą laiką mumise žmogiškos sielos yra. Aš kalbu aplamai, ne tai kad gatvė ar mūsų name kažkas gyvena kaimynė, bet aplamai ir valstybė, ar ten valstybė valdantys žmonės, ar dar kažkokie kitokie ten žymybės ar lyderiai. Tai ne visi yra 100% žmonės.
Jie atėjo iš skirtingų vietų, bet jeigu apie pradžią kalbant, tai žmogus, kiek suprantu, yra kūrėjo kopija, gan tiksli kopija, dalis kūrėjo ir jo galimybės faktiškai yra beribės. Tik tai mes kaip kompiuteriai kažkada tai padaryti labai su gera operacinė sistema, su gerais blokais, kažkada tai esam po truputį išvogti, atjungti, užblokuoti, pardyti šiek tiek, apriboti ir dabar faktiškai mes panašus į nešiojamus kompiuterius, kurie yra užversti, net nešviečia. Ir aišku, maitinimo laidas įjungiamas tik tai retkarčiais, kad pasimaitint, kad šiek tiek tas kompiuteris užtų. Galima pasakyti taip. Čia maitinamės miego metu eina? Taip, faktiškai energijos tik tai duodama tam žmogui, kad tas kranelis vos atsukamas tiek, kad jisai dirbtų sistemai. Iš tikrųjų, kaip masė žmonių tai daro, dirbtų sistemai. Stand-by toks. Ir po truputį neštų medų, būtent į tą bendravelį, bet realiai kūrėjas, pavyzdžiui, nėra dievas, dievai yra irgi kažkokios kaip programos, kurios atsakingos už kažką. Tai faktiškai dalinai gali būti tai sargai, meilės deivė, gali būti kažkokia pinigų deivė, ten dar kažkino tai, kurie surenka nuo mūsų energiją arba atlieka baudėjo vaidmenį. Tuo atveju, jeigu žmonės elgesi ne taip, arba kažko tai nedaduoda, arba per daug kažką tai paima. Tai ten yra dievai, bet jie nėra kažkokie tobuli, iki žmonių jiems tolokai yra. Jie tik tai atlieka kaip specialisto kažkokį vaidmenį, siaura specialybė, kurią jie gerai išmano. Ir būtent to specialybėje atėjo, pavyzdžiui, pas dantistą žmogus ir jisai puikiai žino, ką tam žmogui reikia daryti, dantis gydyti. Tai panašiai taip dievai. O pats kūrėjas yra kažkoks panašaus, kažkas tokio kaip energetinis debesys. Jis yra kaip ir visur, bet jeigu žmonės, kurie sugebėtų, ypač pagal Gerijos metodą, tai galima patirti, įlysti į energetinį debesį ir tas pojūtis yra nepaaiškinamas. Aš jums grubiai, jeigu paaiškinti, būtų kažkas panašaus kaip iš labai šaltos nakties, šalto oro, jūs ateinate į šiltą ugnimi kūrenamą namą arba butą, kur šiluma jums kiaurai persmelkia. Šilta ir dar gera ir malonu, tarsi kaip grįžtat į savo namus. Bet tai aš negaliu pasakyti, kai yra toli tai ir arti, tai yra mumise viskas viduje, tik tai tiesiog kitame dažnyje. Tai ten tada, tai mūsų avatarai tada skiriasi ir avataro valdytojai skiriasi ar ne? Kai kada taip. Tai čia reikia tik jau žiūrėti tada, jo? Nu, taip, čia kažkaip tikrint reikia. Aš tik tai išsakau savo nuomonę, nes mano manimu yra taip, kad mūsų avataro tie operatoriai, jie skirtingi yra. Kai kada, jeigu palyginimas kalbėt, toks, tai dabar tuo metu atėjo, jeigu palyginimas kalbėt, tai gaunasi, kad kažkokie tai vienoje vietoje yra vienos rūšies operatoriai ir valdo vienus avatarus, kitoje vietoje kažkur tai yra dar kiti ir kai kada gali keistis perbėgti. Todėl kai kada žmogaus fizinį kūną užima ne visiškai žmogišką esybę, dažnai būna netgi moteris, pavyzdžiui, pastoja nuo nežemiečių, nuo ateivių, tiesioginių kontakto metu arba sapnuose, kada būna. Ir gimsta vaikas, jisai panašus visiškai žmogų, bet jisai netlieka žmogaus funkcijos, jisai net nekalba. Gražiai gali atrodyti, gali eiti, vaikščioti, šiek tiek suprasti žmonių kalbą, bet realiai jo DNR netgi nėra žmogiška, realiai pasižiūrėję bioenergetikai, kurie mato tokius dalykus, jie gali pamatyti visiškai nežmogišką DNR. Tai čia šitas atvejis yra greičiausiai toks, kad operatorius yra pakeistas, nesugebėjęs valdyti arba silpnesnis, galbūt apkeistas kitų, kūnas užgrobamas. Faktiškai, kaip ir visi kūnai, šiek tiek mūsų yra dalinai užvaldyti arba valdomi dalinai. Visų žmonių. Dabar pradėjau kapstytis, kažkas tokių žinių atėjo apie limfinę sistemą, kuri nepriklausomai yra nuo kraujo žmogaus sistemos. Ir ten visokių naujų kabliukų atsirado. Ir čia esmė yra, kas patį tą avatarą valdys, ar tas mūsų pirminis operatorius, ar tas kažkas kitas. Tai čia panašiai kaip su kvadrakopteriais, kad kvadrakopterį paleidžia pilotas, jisai valdomas kažkiek tai skrenda
Ir paskiau, pavyzdžiui, policininkas taip pat su galinga patranka perima kvadrokopterio valdymą ir jį nuleidžia pas save. Pavyzdžiui, toks variantas yra. Tai čia kažkiek tai panašu yra, nes žmonės, kada yra šizofrenikai, beprotnamiuose gydomi žmonės, pavyzdžiui, juose gali būti, jie gali apsisti būti kaip ir apgyvendyti kitų sielų, kito operatoriaus užvaldyti faktiškai. Ir ten gali gyventi, kiek iš teorijos, tai teko girdėti iki 24 net vienetų, kurie vienas kitą apkeičia. Prasme, gali susikalbėti. Per dieną 24 kartus? Ne tai, kad per dieną, bet tiesiog tą žmogų įeiti gali 24 esybės skirtingos. Todėl būna tokiu atveju, kad žmonės kalbasi, pavyzdžiui, su manim tiesiog pokalbėje, sako, kalbosi su savo ten vyru ar ten žmona, pavyzdžiui, vieną kartą kalba vienaip, o kitą kartą kalba kitaip. Netgi man teko asmeniškai suturti, kad žmogaus akys yra žalios arba rudos. Pavyzdžiui, akys irgi išduoda, faktiškai parodo būtent tą tuo metu kvartirantą, to avataro. Ateina vienas arba kitas gyventojas, įeina į. Čia reikėtų šiek tiek atsargiau būti su visais tais pavadinimų mėtymais, ženklinimais, įvardinimais, nes iš tikrųjų jūs nežinote nei kodėl taip vyksta, nei priežasties, nei tos esmės arba tikslo arba paskirimo. Koks tada šitų išvis gyvenimo tikslas? Kam čia tos išvis tie avatarai, tas valdymas, tie sluoksniai, visas tas šurmulys, kas vyksta išvis, bet kas, kodėl medžiai auga, kodėl mes kalbam, kodėl žmonės vaikšta, iki kur mes einam. Panašiau čia yra faktiškai į tobulesnį kompiuterinį žaidimą, negu mes žinom žmonės. Panašiau yra tai. Tai nėra kažkoks, tai faktiškai mes esam vieno blyksnio akimirka, vieno didelio blyksnio, energetinio blyksnio akimirka. Ir vat, jeigu ištempus laike visą tą blyksnį, mes esam kažkokį tą atkarpą atliekam, kaip ir uždaras ratas, nei pradžios, nei galo, nei praeities, nei ateities nėra, viskas dabar vyksta. Bet kažkur tai žmonės prašneka apie tai, kad mes šiek tiek galbūt esam tik kompiuterinės programos, kažkieno tai sugalvotas, nes iš tikrųjų teko tokios informacijos irgi girdėti ir dalinai jinai atsako į daugelį klausimų iš tikrųjų. Tik tai mes esam žaidėjai faktiškai, kaip mes sužaisim šitą žaidimą, kuri mums paskyrė kai rolę, čia mūsų reikalas. Jeigu mes kažką tai neteisingai darom, pažeidžiam taisyklės, mumis iš žaidimo ištraukia, išima, surinkam baudos kažkokių taškų, mumis ištraukia, faktiškai čia kaip ir karma. Tai čia yra skirtumas, kaip tą žaidimą mes čia laimim, pralaimim, kaip žaidžiam, sąžiningai, nesąžiningai. Kam yra tas skirtumas? Yra kažkoks prižiūrėtojas, kazino, tarkim, yra krupjė, kuris žiūri, tai tu gerai, tu negerai, tai ar yra pas mus krupjė? Taip, aš manau, kad yra, nes kitose pasauliuose, kitose plotmėse, galima sakyti, būtybės taip gyvena, kad ten visos mintis į bendrą biblioteką pajungtos ir nieko tu nenuslėpsi, nieko tu nepameluosi, gyvena ten kitaip, dirbti tokio kaip darbo, kaip pas mumis nėra, ten gali žmogus savanoriškai ateiti, ten auklėti jauną kartą, 2 ar 3 valandas, pavyzdžiui, mokinti kažką tai statyti, kažką tai kurti, bet ateina savanoriškai ir paskiau pasiema už tai, arba savo ateina, daleiskim, į kažkokią tai vietą arba erdvę, pasiema tai, ko jam reikia. Neima ten pilną sunkvežimių baldų ar ten pilną sunkvežimių rūbų kažkokį, tai tiesiog tik tiek, kiek reikia pasiema. Tai mes galbūt turėtume išmokti bendrai ištobulėti, surinkti patirtį, mūsų esmė, ko gero, surinkti patirtį ir ją perduoti ir kitiems, ir švarinti savo praeitį, savo protėvių, kas surinkta yra informacija, visa patirtis. tą panaudoti, išnaudoti, kas duota, atlikti būtent savo karmos paskirtį, kas mums duota gyvenime, kiekvienam iš mūsų kažkas duota yra. Ir tas, kas mums padėta, pavyzdžiui, galimybė yra, kaip sakau, jeigu žmogus nepasinaudoja galimybę, jį kerta karmą, jeigu jisai paima ne savo ir jį kerta karmą. Prasme, du kelkraščių pusės. Tai čia labai sunku iš tikrųjų nusakyti taip, kodėl kam ateina, faktiškai surenka patirtį ir grįžta atgal. Galbūt čia toks yra kaip žaidimas, kaip
pasikeitimas, nes kiekvieną kartą mirdamas žmogus grįžta atgal ir paskui prieš įsikūnydamas jis vėl pasirenka, ateina kaip į mokyklą, faktiškai susirenka užduotis, jis susirenka planus, ką jisai susiplanavo arba ką jisai ketina daryti. Ir jeigu jisai prisėmė per daug atsakomybės, jisai gimęs pradeda, jį užvirsta, jį sukamas į tokią karuselę, kad jisai paskiau užsiima galvos ir sako, aš nieko nespėjau padaryti, nes reikia ir tą daryti, skambina tas, reikia tam padėti. Čia esmė ta, kad būtent jisai susidėtų savo tokį planą chuliganą, pasidarė lapo per didelį šitam gyvenimui ir paskiau viso to nespėja daryti. Bet iš tikrųjų turbūt nėra žemės žmogaus, kad tiksliai realiai nupasakotų viską, nes tai proto nesuvokiama ir tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, jeigu jis išlėkė iš kūno ir patyrė tą palaimą, ne tai, kad sušvito ten 8 čakrą, pavyzdžiui, ir ten sako, o, ten šviesa buvo, ten dar kanos, jis ten tik tai būna 8 čakrai, bet jis neišlėkė iš vis į tą vietą, kur yra tas kosminis pradas. Kai jis ten pabuvo, jis grįš atgal, retas, kuris atsineš tą atmintį, nes ten yra visiškai viskas kitaip, kitokia energetika, kitoks dalykas, kitoks supratimas. Faktiškai kaip ir riba yra, ko gero, mirtis mumis šitoje vietoje panaši kaip duris įleidžia, mes nuvėjom ir duris užsidaro. Arba mes esam čia, arba esam ten. Ten, kol mes būnam, pavyzdžiui, mes suprantam viską, žinom viską, tai grįžtam atgal į kūną ir viskas nutrūksta, ištrinam atmintis. Galbūt pro tas duris eina kas tada? Avataras ar kas? Operatorius. Operatorius. Nes mes paliekam savo... Jis čia reguliuoja kūną, atsikonektina nuo jo ir tada jau eina, taip, kūnas myri, tada jūs gali kažkokios tai programos dalinai arba kažkokios energijos, jos pasilieka irgi žemėje. Ne viskas grįžta atgal. Kūnas numiršta ir 3 kūnai, bet kiti kūnai, jie per 3 paras iš žmogaus vienas po kito išeina, palieka. Ir siela išeina. Todėl žmonėms dar, kurie gedi numirusių arba nori pasikalbėti su jais, tai patarčiau nepulti prisiminti jų arba juos kviesti į pokalbius, ten yra juoda magija ir ten gali prisidaryti su nuotykiu, nes faktiškai netgi sapnėjus sutiksite tik tai su to žmogaus išėjusio, būtent pro tas duris išėjusio holograma, nes ta siela, jinai išėjo ir išėjo, jinai negrįž, gali labai retais atvejais, gali žmogus ten suktis toje vietoje, ateiti pas savo artimuosius, nes buvo prisirišęs prie tų namų arba prie tų žmonių, labai retas atvejis, bet visų kitų atvejų faktiškai jūs pamatytumėte tik tai kaip zombius, vaikštančius kažkur tai, turinčius savo kažkokį tai užduotį ir savo susirūpinimus, bet ten nebus nei jausmų, nieko jums. Faktiškai jūs pamatysite žmogų kaip botas, taip vadinamas yra. Galbūt kaip daržovė, kuri net jūsų net nepažins realiai. Jūs pamatysite, kad tai jūsų artimasis kažkoks tai po tam tikrų praktikų metodų metu tam išlėksite į kitą erdvę. Bet tai bus čia ta pirmoji gal pakopa, tas išėjimas iš kūno, kur galima tas numirėlių, ten, sakysim, tokį kaip slėnį pamatyti. Bet ten vaikšto tik tai ta dalis, kuri buvo tame žmoguje, nes siela pati išlėkė kitur, jos ten nėra. Faktiškai, jeigu lyginant tą filmą Avataras, tai čia geriausias turbūt palyginimas, turbūt ir būtų lengviausia mums suprasti, kaip visą tai vyksta. Taip, tai apie Žemę aš čia daug ką klausinėjau, bet niekas man neatsakinėja, gal jūs žinosit, plokščiai jinai yra ar apvalija? Ketinau filmą apie tai daryti, vis dėlto aš irgi semiu informaciją ir vis dėlto išvada tokia peršasi, kad jinai plokščia. Jinai gali būti šiek tiek išlenktame inde ir greičiausiai tai yra kažkoks kaip ilgas stiebas ir jame skirtingos aukštuose po lėkštę, tai yra kiti pasauliai. Kam įdomu būtų, dar kartą siūlau pažiūrėti arba naujai pažiūrėti Trumano Show su Jim Carrey. Ir kam reikėtų faktų, tai paprastai tokie dalykai. Apolio Žemės teoretikai stumia mums tokią mintį, kad Žemė sukasi 30 km per sekundę greičiu. Ir mes sėdim ramiai, kamera stovi vietoje, mūsų nieks neneša į vieną pusę, lėktuvas pakilęs skrenda į vieną pusę Žemės arba į kitą pusę ir atskrenda tuo pačiu laiku. Jeigu malūnsparnis, pavyzdžiui, pakiltų, jeigu Žemė sukasi 30 km per valandą greičiu,
tai jisai tik pakiltų ir ta Žemė atsisuktų tą vietą. Maskvoje pakilęs malūnsparnis po kelių valandų ten, po 14 jis nusėstų iš karto atgal į Tokiją kažkur, tai atsisuktų tą Tokijas. Žemės... Buvo paaiškinęs, kad čia tipo su atmosfera sukasi. Nes negali, taip, realiai, nu čia panašu. Kaip mašinai musė, pavyzdžiui, tu važiuoji 100 pm, o musė va taip skraido ramiai, o tu važiuoji taip 100 pm. Tai vat pabandykit iš važiuojančio traukinio arba besisukančios karuselės šokti į vieną pusę arba į kitą pusę ir pažiūrėkit, kiek jūs nušoksit. Čia paprastas palyginimas. Pažiūrėkit, kaip vanduo nuo šuns nusikrato, kaip jisai purtosi. Ar lašai pasilieka ant šuns? Kai jisai kratosi. Lašai ištiška šoną, lauko teniso kamuoliuką šlapę parasukit, išmeskit į lauką, matysit irgi lašai įsilaiko. Esmė tame, kad paprastas fizikinis dėsnis, vanduo visą laiką išsilygina, nėra niekada vandens guzo, vanduo išsilygina. Tai faktiškai yra melas. Čia realiai iliuminatai atskleidžia šiek tiek tiesos mums, kur mes esame ir dalinai netgi tyčiasi iš mūsų. Tarsime, pateikė tiesą, imkit, žiūrėkit, kur mes jumis įkišam ir niekas nesidomi. Ir pavadino, čia dar Centrinė Amerikos žvalgyba, tokį pasakymą, tokius įsiriškimą pasakė sąmokslo teoriją. Ir tik tai tu pradėjai kalbėti ne taip, vietoj to, kad paimti, ištyrinėti kitais būdais, ne taip, kaip knygose parašyta, tau užlipdo lipduką, tu teoretikas, sąmokslo teorijom domiesi. Ir čia faktiškai užkliuojama, kad ilgausis kažkoks tai konopinis. Bet realiai galbūt yra viskas atvirkščiai. Jeigu tu pradedi domėtis, tai iš karto klounas. No. O iš tikrųjų, tai mokslininkai yra šuleriai, fantastai, istorikai, dar kitokie mokslininkai tik tai faktiškai mokinasi iš knygų, kurias parašė dar kiti mokslininkai, kiti parašė dar kiti. Taip toliau, nes jeigu pasikniesnėsit, tai realiai, jeigu rimtai užsiimsit tyrimais, tai realiai surasit N atvejų, N faktų, fizikos dėsnių, matematiniais apskaičiavimais paremtų, oficialios formulės bus, kurias naudosit iš Wikipedijos ar dar iš kažkur tai. Saulė nutolus nuo Žemės apie 6000 km, matuojant šešėlius, pavyzdžiui, jinai nėra tokia didelė, o Žemė yra plokščia. O Mėnulis tada? Mėnulis gali būt kaip lempa, galbūt. Nes vienas čia pasakoja, kad Mėnulis jis kaip turi nuosavą šviesą, nes jeigu Žemė yra čia, tai jeigu jinai apvaly, tai Saulė užeina čia, o čia yra pilnatys. Tai vis tiek kažkokia dalis turėtų uždengti Žemę. Taip, nes Mėnulio gruntas yra, Mėnulis galbūt irgi kažkas panašaus yra kaip Žemė, bet jisai savo šviesos neturi. Planetos, kurios realiai nutolusios nuo mūsų, jos šviečia labai maža šviesa ir jos negali atspindėti Saulės šviesos, nes jos yra per toli. Paimti tokį skaičiavimas paprastai, čia visiškai prieštarauja visiems dėsniams. Ir tik tai pradėk kažką tai klausti žmogaus, kad ir mokslininko, kad įrodyk arba paremk. Jisai vis tiek Žemė apvali. Tai jeigu apvali, tai lėktuvas, jeigu pakilęs, jis kas 2 minutės turės savo nosį nukreipinėti žemyn pagal gyroskopą, kad jisai nepakiltų nuo Žemės, nenuskristų kažkur į kosmosą. O jisai skrenda visą laiką tiesiai. Ir jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, lėktuvų trasas, visą laiką lėktuvas skrenda ten kažkur iš Afrikos į Europą kampu. Jeigu pasižiūrėti flightradar24.com. Bet jeigu Žemė padaro plokščią, tada ta linija pasidaro tiesiai. Nes čia kvailio aišku, kad lėktuvas neskris ilgiausių kelių kažkokį kampą darydamas, o jis skrenda tiesiai. Tiesiog nuo mūsų daug kas slepiama. Ir realiai, jeigu paklaustum, kas ką matė, tai mums pakiš kosmonautų nuotraukas. Tai pažiūrėkit kosmonautų nuotraukas, Mėnulis, pavyzdžiui, Mėnulyje kosmonautai sėdi, daleiskim. Žemė turėtų pagal visus dėsnius labai didelė būti šalia matytis, o ten parodyta, kad Žemė labai toli. Aš padarysiu apie tą filmą, ten atskirai dar surinksiu nuotraukyčių įdomių, grinai ta tematika bus iš tikrųjų žmonėms įdomu pažiūrėti. Nes tą dalyką aš girdėjau jau senokai apie netikrą istoriją ten ir taip toliau, bet vieną dalyką pats pamačiau, kodėl taip gali būti. Tiesiog pakėlus droną į viršų, drono kamera šiek tiek išlenkta ir kada kamera palenkia arba pakelia aukštyn, Žemė arba išsitiesina, arba išsigobia, arba įsilenkia taip. Tai esmė ta, kad jeigu būtų kamuolys, kamuolio su tokiu objektyvu niekada neištiesinsi kamuolio šono. Jeigu kamuolys lenktas ir apvalus, tai jisai ir bus apvalus tiek arba dar labiau darysis kaip kiaušinis. Jis būtų apvalus ir kampai užkiltų į viršų. Būtų toks. Nes niekaip neįsitiesinsit. O kada Žemė yra tiesiai, tai faktiškai kilantis žmonės su balionu į viršų,
gali matyti vis daugiau horizonto, nors realiai jisai turėtų slėptis po mumis. O mūsų atsiveria daugiau horizonto, tai netgi yra vietų tokių žemėje, kur galima kalną matyti ten, pavyzdžiui, 120 km. Jisai turėtų nesimatyti arba jo tik tai viršūnė turėtų matyti. Jis realiai pagal fizinius dėsnius už kažkiek kilometrų daiktas dingsta, nes žemė užsilenkia. Bet jeigu pažiūrėjus geras nuotraukas, tai jos užlenktos. Kaunas nuo Klaipėdos turi būti, jeigu žemė tokia yra, tai 20 metrų žemiau Klaipėda turi būti. Nu taip. Taip turi būti. Tai tu turi visą laiką jau važiuoti, kelių važiuoji, tai realiai kažkaip turėtų visą laiką važiuoti taip. Jo, nes buvo jau tokių, žinokit, eksperimentų atlikta. Aš jau nekalbu apie upes, pažiūrėkit, jeigu ten žemė lenkta, tai upės negali, vanduo įsibėga ten, kur žemiau. Ir Amazonė, pavyzdžiui, sukinėjasi N kartų, tai į viršų, tai į apačią užsisuka, tai turėtų vanduo grįžti atgal, ten kažkaip tai bėgti. Ten N tokių atvejų pasiknisinėti yra ir knygų išleista mokslininkų, ir patys amerikiečiai ten, pavyzdžiui, kai kurie ten neigia tos dalykus, o nuotraukos yra falsifikuotos ir filmai taip pat falsifikuoti, fotografuojama ar filmuojama dalinai lėktuve, kuris turi nulinę tą svorio ribą, kada jis pakyla aukštai ir paskiau žemyn krenta, tada lakūnai pradeda skraidžiot. O visa kita daroma prie žalio audiklo ir pažiūrėkite, lakūnų amžių dabar prikiša aktorių klounų tokių, kurių realiai, jeigu sveikatą patikrinti, žmogus turėtų labai stiprus būti, nes rusai pakilę šiek tiek į viršų nuo žemės, išlipdavo iš kapsulės, jos neždavo neštuvų ir jie neprisimena iš tikrųjų nieko, nes jos iš karto į ligoninę ir paskui perrašo atmintį. Čia nieko tokio, čia nuo seno tai vyksta. Ištrina tai, ką jie matė, tai, ką jie patyrė ir perrašo, įrašo beleką, bet kokius poterius gali įrašyti, paskui jie grįžę iš ligoninės, jie gali papasakoti, kad matė žvaigždės ar kažką kitokio. Bet visas kitaip yra. Na čia reikės pažiūrėti filmą, kurį sukursit, ten bus jau smulkiau išdėstyta visą. Pabandysiu jo surinkti, aišku, tai jums laiko, jo labai trūks ir gaila, jo taip nėra, negalima bus tobulai visko padaryti, bet bent tokių faktelių primėtyti, kad pradėtų galvoti, nes istorija sufalsifikuota kapitaliai, ten iš vis ištrinta ten. Kad pradėtų galvoti, tiek filmų yra padaryta, kad pradėtų galvoti, bet viskai nepradeda visi galvoti. Jo, nes ten pradedant nuo to, kad medžiams maksimum 200 metų, nedaugiau. Jo, visos didelės sakvojos, viskas išpjauta, rasti skeletai dideli žemėje. N visokių skirtingų būtybių buvo žemėje. Visokiausių gyveno ir tai tokie padarai. Bet prirašyta knygų, ten buvo Jėzus, taip toliau. Netitinka datos, žinokit, jeigu pradėt kabinti, jeigu vadovautis vien tik tai paskaičiavimas, nesutaps niekas. Nei apvalio žemės teorija, nei istoriniai faktai vienas su kitu pjausis. Taip kad... Jeigu pradedi galvoti, niekas nesueina. Esmė, turbūt žmonių taip yra, kad nepasiklyst. Jeigu kažką tai turit dalykų, kažkokį tai, kur jums kerba sužinoti, šiek tiek pasižiūrėkit, vidum pajausit, ar tai tiesa ar ne, bet nenuklyskit į šoną, nes jūs turite tiesių kelių ir siekti savo tikslo. Jeigu jūs pradėsite ieškoti kažkokį tai įrodymų, tam, kad įrodyt kažkam, tai jūs sugaišite laiko, sunaudosite energiją ir kažin ar jūs įrodysite tam žmogui, kuris užsikimšęs nuo jūsų, nes galite įrodyti tiesą, tuo metu žmogus klausys jumis linksės galvą ir tuo metu galvos, ką jums pasakyti, visiškai nesuprasdamas tuo metu, ką jūs kalbat. Faktiškai jūs kalbėsite su kurtiniu. Taip kad negaiškite laiko, tiesiog tobulinkite save ir kai sužibėsite, prie jūsų žmonės trauksis. Jeigu jūsų iš viso kažkam tai bus tinkama, prieitina ar patraukli, tai tie žmonės patys ateis pas jumis. Nereikia niekam nieko rodinėti, tiesiog radot kažką tai, sužinot, eikit. Pamatėt, kažkas netaip daro, pasakyt, kad netaip. Vieną kartą pasakėt, nereikia lysti 100 kartų, baksnuoti jam, nerūkyk, negerk. Neišeina, jis jėgų neturi, kam tempti paskui savo bagažą. Nereikia, tiesiog palikit. Čia jo karma, čia jo gyvenimas, čia jo pasirinkimas, tegu jisai dirba. Gal jisai jaučia malonumą valgydamas hamburgerius, kitas gal jaučia malonumą gerdamas alų, trečiam dar kažkas patinka. Skaitot mintis mano, nes aš kaip tai klausimą paruošęs, kaip jūsų atrodo jūsų požiūris į alkoholį, į mėsos vartojimą ten, į kažkokias dietas, ar veganistė reikia, ar dar giliau į žalią valgystę. Kaip jūs gyvenat? Ką jūs Iš tikrųjų, tai aš valgau mėsą labai nedaug, minimaliai, bet viduj tokį turiu
išmoko iš kitų žmonių viduje atsiprašyti to gyvūno ir padėkoti jam, kad jisai davė save kaip maistą. Buvo laikai, kada žmonės nevalgė. Tokią teoriją čia teko girdėti, kad plejadiečiai, kada kūrė visatą, bet tai nekalbame apie apvalią žemę, tiesiog kūrė visatą, norėjo nukopijuoti tokią pačią padaryti. Jie kažką tai neapskaičiavo, ne tai padarė ir jie neteko vienos iš 11 oktavų, kažkas tai stiko su aukso elementu, dėl ko žemėje prikasama N aukso tonomis ir jo nėra žemėje, kažkur tai jis dingsta, kažkur kažkas atiduoda, ne? Toks dar įdomus faktas. Ir tam, kad jie kažką galėtų toliau daryti, jie pastoviai turėjo gauti auksą. Žmonės, va tuo metu dar jie nenaudojo maisto, visi naudojo tik tai prana energiją. Faktiškai mes galime daryti, bet kuris iš mūsų tai galime pradėti daryti maždaug reikėtų 2-3 metų. Praktikos tokios grinai nusistatyti ir eiti. Pirmiausia, atsisakant mėsos, paskiau pieno produktų, po truputį pereiti prie to, kad naudoti tik tai saulės energiją ir gerti medų, vandenį, atsisakant visiškai maisto. Tai realiai įmanoma, nes žarnos skrandis tai nėra vietos, kur reikia viską sukišti, nes žarnynas yra mūsų trečiosios smegenys. Pirmosios galvoj, antros žarnos ir skrandis trečias. Tai yra tas variantas, kada, kaip sako, tai yra širdis trečias smegenys, antras žarnynas. Tai yra, jose yra neuronų, tokių pačių, kurie visiškai identiškai panašus yra į galvoje esančius neuronus. Ir dažnai, kai žmonės sako, širdimi jaučiu, kad kažkas ne taip, arba nelaimę nujaučia, pilvas skauda sutraukia, tuo metu prieš kokį tai įvykį. Realiai ten, kada užpildyta viskas, negali funkcionuoti normaliai ir žmonės energijos neturi dėl to, kad prisivalgo ir virškinimui, maisto suvirškinimui naudojama organizmo ta esminė energija didelė. Tai čia šiek tiek iš šono nuplaukiau, bet... Jo. Kaip ten dar su alkoholiu, narkotinė medžiagom? Čia faktiškai pseudo, tie yra pseudo sparnai. Realiai aš norėjau irgi tokį filmuką padaryti, Gintaras Lunskis kalbėjo apie alkoholį savo paskaito, aš nesimenu visko ten, dėl ko ten vyrai geria, bet yra tokios teorijos, kad vyrai geria dėl to, kad, pavyzdžiui, pervirškinti negatyvą. Pas mane dar atėjo toks keistas atsakymas, kad kadangi mes visi turime skrydžio jausmą, kada mes įskrendam iš kūno, sapno metu, tik tai mes visi neprisiminam, realiai tai vyksta. Ir ant supinių supdamasi, pavyzdžiui, arba lėktuvų skrisdami, mes jaučiam savotišką malonumą, arba kada mašina greitai važiuoja, jaunimas mėgsta būtent tą traukimą, būtent kada atsilieka netgi šiek tiek, siela šiek tiek išlėkia iš kūno, nuo didelio greičio. Tai kada žmogus geria, jo giroskopas šiek tiek sugenda ir jį pradeda nešioti, tarpsme svaigulys. Ir būtent tas svaigulys, ypač atsigulus, pradeda viskas suktis. Būtent tas yra efektas, tas labai panašus efektas, kada tu išeini iš kūno, sapno metu, pavyzdžiui, irgi yra ir sugimo efektas, yra išėjimas. Ir tas skrydžio, būtent skrydžio potyris, tas, kada tu skrendi, yra panašus į tą, kuris yra išgerus. Tai išgerus alkoholio mes faktiškai labai užteršiam savo avatarą, savo tą kūną, kuris mums duotas, ir savo kenkiam realiai. Plius atidarom vartus kitom esybėm, nes alkoholis mumise pažemina vibracijas. Faktiškai užgesta viršus, užsitraukia kanalas, reiškiaregiai, kurie vartoja alkoholį, faktiškai jie informaciją gauna tokią. Aš neminėsiu atskirai pavardžių, bet yra tokių žmonių, kurie atsakinėja klausimus, pavyzdžiui, bet jie vartoja alkoholį ir geria. Jie yra šiek tiek kitur. Ten gali būti 29% tiesos ir 1% melo, ant kurio jūs užkipsite tam, kad paskiau tarnautumėte kaip kažkoks tai energijos šaltinis. Tai alkoholis, tabakas yra faktiškai žmogaus įžeminimas, atkirtimas nuo interneto. Jeigu įsivaizduojat kompiuterį, tai realiai jūs nukirpat laidą arba išjungiat roterį. Faktiškai žmogus, jisai jau įkišamas grinai į dėžę ir jisai priklausomas nuo kažko tai. Nes tabakas, alkoholis žmogų daro valdomą, priklausomą nuo kažko tai, arba labai puikus įrankis manipuliacijai, kada galima jo manipuliuoti. Pasakyti ten iki 4 žodžių devizą ir pirmin ten jam parodys bonką, ten tau prizas finišo gale ir jisai bėgs dėl tos bonkos liežuviškišės.
Faktiškai tai yra valdymas, tai yra... Yra žaidimai, kur aplink butelį bėgioti. Nu, gal kažkur, jo, bet ten pilnai gaunasi taip, kad nuo to priklauso žmogus, darosi priklausomas, nes aluje yra daug cheminių medžiagų, hormonai moteriški, nuo jų minkštėja viskas. Realiai, jeigu vyras gerai pasižiūrėtų, pas jį krūtyse gali būti ir pieno netgi. Iš tikrųjų, tai taip yra. O tas moteriškas hormonas, kada jisai dirbtinai padarytas moteris, daro grubės, tai faktiškai alus, jisai kaip ir skaitosi silpnas alkoholis, bet jisai dar labiau kenkia negu tas stiprusis alkoholis. O jūs pats vartojat? Alkoholio ne. Anksčiau vartojau, bet dabar net progom jokiom nedarau ir kaip žmonės sako, ten ateina tokių, tai ką tu ten negali atsipalaiduoti, ten einam išgert dar kur nors. Man nereikia atsipalaiduoti, nes aš neįsitempiu. Tursme, jie gyvena ne taip ir pro jos iš apačios lenda tas vulkanas, stumia tą mušą kaklą sąžinę, lipa į mintis tokias į galvą, kad tu ne taip darai, ne tokią mašiną nusipirkai, kam tu su žmona susipirkai ten tą. Ir jisai nenori to viso girdėti, jisai alkoholį užpila ir tą būnantį sąžinės balsą, galima sakyti, vidinį balsą, jis nori visais įmanomais būdais užglaistyti, užgesinti. Ir kai jis skaito, kad nuo bėdos pabėga, tai nuo bėda tik atslenka rydienai. Tai yra, kada jūs pasiskolinot kažką, tai jūs greičiau stengiatės atiduoti. Ne tai, kad jumis vagytų su procentais, nes vis tiek tą skolą reiks atiduoti, tai faktiškai niekur nedingsi nuo to. Kodėl mūsų elitas nesuinteresuotas, kad žmonės pradėtų mąstyti, paprastai sakot, mąstyti? Gerai, mąstantys žmonės niekam nereikalingi, tiesiog jam labai įdomu turėti bobikus, kurie ten ofiso planktoną, tokį, kur pakišo darbą, parašė skelbimą, ten ieškamas kažkoks tai biuro, ten menedžeris šiais laikais. Arba tai turi prižiūrėti. Kažką tai daryti, kažką tai prižiūrėti, kurti, dėlioti ir aprūpinami darbu. Tam, kad, kaip ir kariuomenėje anksčiau reikėdavo nuorūką užkasti, pavyzdžiui, tam jūs užmetam užduotis, kad jūs nepradėtumėte galvoti kažką tai savo asmeniško. Faktiškai banda visą laiką yra parankiau, nes jinai visą laiką gali nešti medų kažką tokio, nes esmė elitas be mūsų to medaus nešėjų, galim sakyti, jie yra nulis niekas. Jeigu žmonės pamatytų tai, kas kabo danguje virš mūsų, pavyzdžiui, vietoj debesų kartais, arba suprastų savo paskirtį, savo galimybės, elitas jam taptų niekas. Ir, pavyzdžiui, kiti bijo, ten pasiskolino mūsų šalis ir skolinga tam. Tai jeigu elitas pasiskolino, pasirašė tas paskolas, tai jie savo susirašo karmą, ne šalis susirašo, ne tie žmonės tas skolas atidavinės. Čia reikia savo ramiai miegoti toliau, dėl to būti visiems visiškai ramiems, nes jeigu kažkokią paskolą šalis pasiėmė iš kažkur kitur, tai ta šalis, kuri davė paskolą, jinai irgi pasiėma mūsų šalies karmą, arba tų žmonių dalinasi kažkaip energijos, bet mes čia nieko nesusijęm. Ir tas elitas yra faktiškai žmonės patys jį išaukština, išdievina, padedami netgi žiniasklaidos, pavyzdžiui, ten pradeda apie aktorius rašyti, kažkokius tai daininkus. Jie yra pati žemiausia kasta, realiai žvaigždės kaip tokios dabartinės. Jie senoviai buvo klaunai arba juokdariai linksmintojai, nes kadangi jie jokiam to kito neturėjo, jie galėjo tik tai linksminti, tai jų vaidmo toks, bet dabar mums viską apvertė aukštyn kojom ir dabar Futbolininkas, garbingas žmogus, ten dainininkė, čia labai. Viskas, mums vertybės sukeistos faktiškai realiai. Atėjo kažkas tai mums ir sukeitė vertybės iš tyrinės. Robbie Williamsas yra daug aukščiau negu kažkoks profesorius, kuris tyrė ar žemė plokščia, ar apvaliai. Nes tą profesorių padarė durnių. Jeigu profesorius iškasė didelį skeletą, jam pasakė ultimatumas. Arba tu nuotrauką sunaikini ir tą skeletą sunaikini, mes jį išvežam ir tu toliau turi daktaro laipsnį, arba tu viskas, nuo šiandien neturi savo ateities jokios, mes atimam iš tavęs tą, trečią, ketvirtą. Klauno antspaudą uždedam. Ir dar klauno antspaudas, jo, kad sąmokslų teoretikas. Jo, tai čia taip reiškia. Tai dėl to ir valdžia ir nori, kad žmonės pradėtų galvoti, nes jeigu pradės galvoti, tai nesukontroliuosi viso. Čia panašiai kaip su elektra, pavyzdžiui, dabar kiek su free energy galima pridaryti visokių dalykų, magnetiniai varikliai yra, anti-gravity yra, tas clacking system yra, kada daiktas kiaurai matomas. Visą tai, tos technologijos naudojamas, bet jos naudojamas faktiškai prie žmonės. Ir žmonės kaip važinėjo iš benzino ir iš kuro varomais varikliais, taip ir iki šioliai taip daro. Ir viskas paruošta, japonai paruošė vandenį varomas mašinas.
jiems padarė tsunami, kad užsikimštų. Elitas nenori, kad mus prileisti prie laisvos energijos. Energija yra visur, ją galima turėti ir seniai paveikslai Sankt Peterburge, pavyzdžiui, 1900 iki 1900 metų yra paveikslų, kurie ten būtent ta elektra naudojama. Tuo metu dar iki Lenino lemputės, taip sakant, buvo dar kitokia energija, kur švietė lempos ir viskas darėsi be laidų, naudojasi eteris. Paskiau iš Mendelejevo lentelės eterį patraukė ir mums liktai vėl iš naujo istorija pasako, kad vat elektra neseniai atsirado ir tik tai jinai yra vienintelis energijos šaltinis ir plus dar mašinos gali varyti tik tai dizelinis kuras arba benzinas, o apie kitką nekalbama ir labai nenori įleidžiama. Faktiškai dabar ir Teslos pramonė, jinai kaip ir įeina, bet mes vis tiek už tą elektrą mokėsim, nors realiai jinai elektra yra ore. Jinai įeis jų rankose. Taip, vis tiek jinai pasilieka. Ne taip, kad vat, kaip saulė šviečia, mes už ją nemokam. Taip. Čia kaip rinkimuose kita partija, bet vis tiek tai yra vienas arba du pirštai, bet vis tiek yra tos pačios rankos. Tai faktiškai... Tai Amerikoje, pavyzdžiui, už lietaus vandenį negalima rinkti. Todėl, kad jisai skaitosi priklauso valstybei, bet tas vanduo yra sveikesnis negu iš pakrano, kur bėga, nes tam lietaus vandenį nėra dar floro pridėta, o ten maišais, Anglijoje visur į vandentikį maišais verčia florą ir žmonės vaikšto tokie nupepę, kad jiem užtenka energijos tik tai nueiti į darbą ir grįžti atgal. Ir paskiau alaus išgėri, televizorių pažiūrėjai serialą ir atgal į lovą. Ir paskiau dagyventi reikia iki savaitgalio kažkaip. Tai va tokie žmonės naudingi sistemai. Penktadienį skaitau. Jo, ir vėl į partiją, ir vėl paskiau ten astraliniai parazitai jau susirinkę klube kažkokiam, porcija mūsų ateina porcijos. Ir ateina žmonės į klubą, atrodo, kad atsipalaiduoja, jiem padaromas melagingas jausmas, kad jie gauna kaifą. Iš tikrųjų, ten nuimamas paskutinės energijos porcijos nuo jų. Ir jie grįžta paskiau atgal ir pirmadienį šiaip ne taip ten su tokiam nedakrautom baterijom eina į darbą vėl. Tai tas vat kūrėjas, kaip yra, tai yra tas kūrėjas, ar viskas atsirado kažkaip iš niekur, ar iš evoliucijos? Iš niekur negali atsirasti. Vat būtent tos plokščios žemės teoretikai būtent ir paprastą dar klausimą išmetė. Įsivaizduokit, kaip sukarpyti tekstą, lapą, sukarpyti raidės, išmesti viską į viršų ir įsivaizduoti, kad atsitiktinai jos viskas sukrenta atgal. Tai neįmanoma, tai nėra. Čia tik tai pakabintas toks didelis makaronas tiem žmonėm, kurie įsidžioja, žiūri televizorių ten ir ką ten pasakys per televizorių, kad rytoj karas, Putinas blogas, ten dar ką nors. Tai jumis tik tai padaro šachmatų lentų arba baltais arba juodais ir vienas su kitu jūs kariaujat, viskas, daugiau nieko. Ir ant to daro pinigus, visi. Elitas, valdžia, ant to daroma. Jeigu jums nekištų baimės, nieko tai neįvyktų. Tai kalbant apie... Ar kurie čia sukūrė viską, ar atsvaimė atsirado? Tiesiog čia yra duota galimybė iš to išeiti, atskirti, tau reikia to, nereikia, nes kūrėjas jisai šiek tiek kitokius dalykus darė. Čia yra atsiradęs toksai svetimas protas, būtent gervės metodikų dar jis vadinamas čuždi razum. Ir galbūt tas svetimas protas, jisai yra kiekviename iš mūsų daugiau arba mažiau, vienur įvardijama tai kaip reptiloidiniai DNR procentai, dalimis žmonės skirstomi daugiau, reptiloidinių tų DNR turi mažiau kažkokią dalį. Ir galbūt tai kažkiek tai yra susijusi ir limfinė sistema, apie kurią medicina nieko realiai nežino iki galo. Tai kūrėjas yra šviesa, gėris, energija, galima pavadinti. Kitokia energija, visiškai kitokios rūšies. O vat, tas svetimas protas, jisai daugelį žmonių, ypač dabar, šiais laikais, okupavęs, faktiškai, arba prispaudęs maksimaliai. Jis dabar traukiasi, jo praeitis nukirsta, ateitis nukirsta, jos nėra. Tai dabar stengiasi su savim nusitraukti maksimaliai, pasimti sielų arba žmonių gyvybių, energijos, susirinkti, kad kažkiek tai, bet kažkuria tai dalį išgyventi arba, kai sakant, žūti su orkestru geru. Kažkas tokio. O kas kūrėjas sukūrė? Iš kur jis pats atsirado? Šito atsakymo jūs turėsite tik tai tada, kada jūs tenai nueisit, nes tikrai tie žmonės, kurie patenka tenais, jie supranta, bet sakau, kada ateini čia, arba sąmoningai, arba ne, Pandoros dėžutė suveikia taip, kad netgi galbūt ir yra tie stebėtojai, kurie
mums nukerpa tas žinias, blokuoja kažkiek, tai filtruoja. Gal kad netrukdytų mums čia dirbti, nes jeigu tu žinotum, kad tu, pavyzdžiui, esi kūrėjas ir tu esi viskas tas esi tu, tai tada taip tu nieko nedarysi. Kam čia tau kažką daryti? Matas nieko nedarimas, jisai toks, kad faktiškai vienas žmogus susišvietęs, jis kaip virusas užkrečia kitus. Tai sistemai nereikalingi tokie šviesuliukai ir kada aš, pavyzdžiui, savo gaminius darau, jie energetiką žmogaus pakelia. Tai dažnai vienas kitas parašo užsienyje, ypač gyvenantys, sako, kad pradeda malūnsparnis kabot kažkur, tai kažkurį laiką kabo. Esmė turbūt ta, kad pamato kažkokį energetinį sušvitėjimą, nes yra prietaisai, kurie nustato tai, nes ta energija yra panaši į povandeninių laivų skleidžiamą energetiką. Ir jie išrasti šitie prietaisai nuo kažkur apie 76 metus, tai yra prieš 40 metų. Ir tais prietaisais fiksuoja ir kiekvieną įsiplėskimą žmogaus, kada jis atbunda, pradeda galvoti kitaip. Ir visi energetiniai centrai jame sužyma, aktyvuojasi. Ir tas jo emocinis kūnas, jisai gali iki 5 km blikstelt, tokį bliksnį daro. Ir jie fiksuojami yra, sistema tai stebi, žiūri, ne? Ir jie nenori, kad tokių būtų dalykų. Yra daug kelių, arba žmonės naktį išvelka iš kūnų, jų eterinį kūną perdirbinėja, arba juos padaro kažkokiais kvailiais, visais įmanomais būdais apjuodina, nužemina, iškvailina, išdurnina. Tokias pakopas tenka daugeliu praeiti. Ir nenori praleisti, faktiškai kūrėjas jisai mums duoda laisvę. Vat tamsioji jėga mums riboja, darbų, laiku apriboja kažkokias gyvenimus. Tamsioji jėga nėra kūrėjo kūrinys? Tai yra svetimasis, kažkokia tai yra klaida arba kažkas tokio, galbūt kažkokia tai atšaka, kuri nenorėjo paklusti kūrėjų valiai, faktiškai galbūt taip, kiek mano supratimu. O pats kūrėjas mums davė visišką laisvę, tarsi tu nori eik ten daryti, ten ar tą. Mes likimo kaip tokio neturime, mes galime jį patys savo kurti. Kūrėjas mums davė viską, vat imk tą, kur nori ten eik, tik tai daryk, ką nori, bet tik tai už savo veiksmus mes turėsime atsakyti. O sistema mumis įspaudžia į dėžę. Mums paskiria darbą, mums pasako darbo laiką, nuo tada iki tada, mes turime ateiti, neteisi baus, ten tą padarysi ne taip, tas bus, kitą padarysi kažką tai arba nepadarysi, vėl kažkas bus. Sistema mus įkiša į rėmus. Faktiškai, va tas svetimasis protas, kuris žmonija stabdo arba stebi, jisai naudojasi mūsų energiją, labai suinteresuotas, kad mes nepradėtume galvoti kitaip, nesužinotume apie savo tikrasis galimybės ir kad mes pasiliktume šitoje fermoje. Faktiškai jiem labai gerai, kad mes tokie kvailiukai būtume, lauktume žinias, kada pasakysi, kiek avarijų vyko ar gaisrų, pasijuokti iš kažkokio kito nelaimės ir taip gyventi. Tas pats, jokių naujovių, jokių pasikeitimų. Tai grįžtant prie kūrėjo, tikrai tai ne kūrėjo planas. Kūrėjas davė viską ir čia jūsų reikalas. Galite tenai grįžti, pasiimti tas energijas arba bandyti atsistatinėti tas visas savybės, kas buvo žmogaus arba kokios yra galimybės žmogaus, jos beribės. Net ateiviai taip sako, kad tiesiog žmogus yra toms stiprus, kad jisai yra nenusakomas, pas žmogų yra N jausmų. Daugelis, pavyzdžiui, ateivių rūšių jos praradę ir jie landžia žmonės įmonė dėl to, kad jos ten vaiką sodinti, eksperimentą kažkokį daryti. Jie praradę, jie tą evoliuciją turėjo, kaip dabar žmonijos sunaikinimą, jie praradę daugelį dalykų, čipus deda tam, kad matyti cheminės reakcijas, kurios vyksta žmonėse nuo tam tikrų jausmų. Ten yra N priežasčių ir atvejų, dėl ko tai daroma. Ir grįžtant vėl prie kūrėjo, tai yra maksimaliai mums duota laisvė pasirinkimo visko, mes galime daug kurti, galime daug daryti, bet mes negalime daryti prieš jo planą. Į jo planą neina ten, pavyzdžiui, vienas kito naikinimas arba kažkas tokio. Bet išeina, kad tas blogis gali daryti prieš jo planą? Nebent čia buvo jo planas? Dalinai taip, nes jeigu nebūtų blogio, mes nesuprastume, kas yra gera. Realiai taip, nes jeigu nebūtų nakties, mes nesuprastume, kas yra diena. Nesuprastume, kaip tai yra šviesu ar ne. Jeigu nebūtų debesų, tai mes nesuprastume, kas tai yra saulės šiluma. Kažkas tokio. Galbūt tas blogis yra savotiškai kaip spriktas kiekvienam žmogui, kiekvienas žmogus turi ir savo vidinį spriktą,
kuris prikelia jį naujam gyvenimui. Problemos ateinančios į žmogaus gyvenimą, realiai jos yra būtent tas paspirimas, tas priminimas, kad tu kažką tai netaip darai ir kelkis, eik, veik, daryk, eik mokinkis, eik rink patirtį, gyvenk kitaip, keisk save, aplinka keisis, kažkas tokio. Galbūt taip, jisai atlieka dalinai kažkokią tai operaciją ar kažkokią paskirtį, galbūt. Aišku, už tai pasiimdamas irgi savo, galbūt dalinasi su kūrėju kažkokį tai dalimis porcijomis arba sutartis, kas sąlyginai taip, panašiai kaip internatas kažkoks esantis šalia mokyklos. Kas neišlaiko egzaminų mokyklą, eina į internatą arba antrus metus. Ir už tai atiduoda kažką tai. Galbūt taip. Na ir pabaigai palinkėjimas nuo jūsų žiūrovams, kaip toliau gyventi jiems. Tada kartosiuos aš. Kiekvienas žmogus turi savo paskirtį asmeninę, asmeninį savo išgyvenimus, asmeninį savo kelią į tobulėjimą. Ir kas kažką tai pradeda suprasti, suvokti, nesikiškite kitų gyvenimus, nebandykite kitų gydyti, kada jie neprašo to. Tai yra labai svarbu. Nesiūlykit savo paslaugų. Jeigu reikės žmogui, tai jisai pas jumis kreipsis, nes jūs dalinai, jeigu palyginimui kalbėti, būdami 11-okais, jūs galite 4-oką bandyti perkelti į 9 klasę, jam reikės visas klasės pereiti. Ir jeigu ateina, pavyzdžiui, žmogus į jūsų gyvenimą, jūs suprantate tam tikrus dalykus, iki tam tikrų ribų, neskubėkite jo traukti su savim, vesti, paskui ateis laikas, jisai pats suvoks visą tai. Ir, pavyzdžiui, mano ignoravimas klausimų arba temų kažkoks gvildenimas, tai nereiškia, kad aš kažkokį tai žmogų žeminu. Aš matau, kad jisai eina to teisingų kelių, bet jisai tam tikrų dalykų dar nesužino, dar nepatyrė. Ir man nereikia... Negerai, tarsi, būtų, jeigu aš jam pradėčiau aiškinti apie šitos dalykus, ką aš jau dabar supratau, nes jis dalinai faktiškai nesupras, nes jisai nežinos, ką reiškia, kada tave bando, pavyzdžiui, pavogti ateivis, jisai to jausmo dar nepatyrė, jis nematęs realiai to, jis to siaubo nepajautęs. Arba, pavyzdžiui, kada tavo kūną bando išnešti, ten yra pas mumis tarnybos visokios, kurios bando tavo protą ištempti arba įeina į smegenis ir bando tardyti tave, išiminėja iš tavęs informaciją. To nepatyrė žmogus, jisai nesupras, apie ką kalba eina, jisai nepabuvęs kitose tose plotmėse, kitur neįskridęs, tu jam negali perkelti, nes faktiškai tų vaizdų mūsų kalba neįmanoma pasakyti, nes tie procesai vyksta taip, kad mūsų kalba tiek nėra tobula, kad papasakotų apie tai. Tai faktiškai palinkėjimas pasirinkot savo kelią, einat ir nesustojat, nekreipiat dėmesį į šalis, kas ką kalba ir tiesiog stebit save, tobulinat, negalėkite kritikos savo, save pagirkite, bandykite save mylėti, pradėkite save mylėti pirmiausia ir kai jūs būsite savęs mylimi, tada jumis gerbs ir mylės kiti. Dalinai ir pradžioje gal bijos, nes jūs jau kitokie, jūs keičiatės ir paskiau pradės gerbti, mylėti. Tai taip, suktai kažkaip, tai man neišeina tiesiai, bet palinkėti, kad būkite sveiki ar dar kaip nors. Tai jūs būsite sveiki, jeigu jūs darykite pastangas. Nelaukite, kol kažkas tai kažką tai padės. Jeigu priseksit amuletą mano, tai čia tik tai bus tik tai skėtis jums, kad jūs galėtume saugiai kažkur tai daeiti iki tam tikro taško. Bet skristi jums reikės patiems. Sparnų nieks jums negamins ir neprilipdys. Taip kad mokinkitės, praktikuokite, rinkite patirtį, gali būti neskaudi jums, darykite tai. Svarbiausia esmė yra daryti kažką tai. Jogą, mankštą, pritupimus, bele ką, daryti, keisti savo gyvenimą, savo įpročius. Įprotis yra nuodėmė. Faktiškai keisti įpročius, atsisakinėti kažkokiu tai malonumu ir patirsite kitus dalykus. Suprasite, kad gyvenimas nėra vien tik tai darbas, kavos puodelis ar ten alaus bokalas ant stalo. Malonumų yra daug daugiau ir ką jūs patirsite vėliau, tai yra nesulyginama. Galbūt grubiai pasakius, tai yra senas juodas telefonas, kur yra tik tai skaičiukai, ir kitas yra didelis telefonas su dideliu ryškio ekranu ir su N galimybių. Maždaug grubiai tai, bet iš tikrųjų tai negeras palyginimas, bet tai vienintelis galbūt panašesnis į tai, ką galima būtų jums palyginti. Su to, ką jūs dabar turite, ką jūs matote žaidimuose arba filmuose,
ar ten per televiziją ir ką jūs galite iš tikrųjų patirti. Na, tiesiog sunku nupasakoti. Bet malonumas, vat, būtent, kada išeinat jūs dalinai iš tos tariamos ganyklos, kurią mes faktiškai visi įkišti čia, jūs suprantate, patyrę vat, tą laisvę, jūs vat, to norėčiau palinkėti, vat, patirti tą laisvės skonį. Kada jūs pasirenkat darbą savo, kuris teikia malonumą, kuris jums neša materialinę gerovę, kada turite laiko laisvę, pasirinkimo laisvę, vietos gyvenimo laisvę. Nesvarbu, kad ten tų pinigų minimaliai, bet prasme, jūs turite tiek, kiek jums reikia. Bet būtent išeiti iš to rato ir daryti, uždirbinėti pinigus iš to, ką jūs mėgstate daryti, iš jums mėgiamo darbo. Tai yra galbūt pats pirmiausias jums sustojimas, kurį jūs pravažiuosite jūsų naujo gyvenimo kelyje. Ir pamatysite, kaip tai malonu, kaip tai yra nuostabu tai patirti. Tai nepakartojama tiesiog. Na, iš šono žiūrint, jeigu dar kartą teks žiūrėti tą filmą, matysi, kad mano veide tai liūdnos mimikos nebuvo tokios, kad ten dar su tokiais parūkimais, kad parūkysiu, o ką daugiau toliau darysiu, nežinau. Pradėti kitaip žiūrėti į pasaulį, nes jeigu kilo kažkokių tarimų, bandykite ieškoti paaiškinimų, tai kas apčiuopiama, paskaičiavimas, tikėti kažkuom, tai mokslininkais kažkokiais, kur kažką parašė, nepriklausomai nuo jo ten kažkokio įsimokslinimo ar laipsnio. Na, mūsų gyvenime daug jau buvo melo, mums primeluota yra. Šitos melus ten kai kurie žmonės ir gavo tas laipsnius ir įrodymus. Taip, kad ieškokite tiesos, jūs ją rasite, turėkite savo ir jos nekiškite kitiems, nes aš jums nekišu. Jūs tą filmą žiūrėjote dėl to, kad paspaudėte, kad tas žmogus atėjo ir mane nufilmavo, bet nekiškite tos tiesos kitiems. Nesiųskite kitiems šito filmo, kad va, pažiūrėk, kaip čia reikia. Kaip viskas pasakyta. Jeigu nes jumis išdurinės pačius, jeigu tas žmogus nepasiruošęs to pamatyti, jis nepamatys. Jeigu jau jisai yra šalia to kelio arba visai netoli tos tiesos, jam ateis kažkokiu būdu tas filmas, jis pamatys tai. Tiesiog taip būna. Tiesiog į mano gyvenimą irgi taip patenka draugai, pažįstami, kada jie sako, va, pamačiau, va, buvo klausimas ir netyčia ten paspaudžiau ten YouTube'es ir pažiūrėjau. Gausite atsakymus įvairiausiais būdais, įvairiausiais keliais, nepriklausomai nuo aplinkybių. Faktiškai ateis laikas, jums viskas paruošta, padėta. Jūs tik eikite savo keliu. Neįsite, jumis skalpos. Linkiu kuo mažiau gauti spriktų, kuo mažiau užlipti ant skaudžių greblių ir pasiekti savo tikslą, sunaudojus mažiausiai energijos ir mažiausiai laiko. Taip kad ačiū, kad žiūrite ir dėkokite filmo autoriui. Gerai, ačiū Jums, kad atėjote.